Minčių susidūrimas pristato Walteris Faitas ir Martinas Smitas. Martinas Liuteris, Tridento taryba, mirtina žaizda, didysis prabudimas, naujovės, antrasis Vatikano suvažiavimas, popiežius Pranciškus, Laudato Si rūpinasi mūsų bendrais namais, COVID-19 pandemija, JAV rinkimai, Rusija prieš Ukrainą. Kas naujo, profesoriau? Sveiki sugrįžę į kitą Kas naujo profesoriaus seriją. Labas Martinai, labas Valteri. Taigi mes čia, žmonės ilgai laukia šio. Na, mes nenorėjome to daryti, kol nežinojome, ką tas žmogus pasakys, tiesa, teisingai. Taigi pereikime prie jo ir pabandykime sudėti galvosūkį, kad jis būtų prasmingas. Bet prieš tai darydami, Martinai, geriau pasimelskime. Taip, pradėkime maldą. Mūsų Tėve danguje, dar kartą ačiū, kad suteikiai mums galimybę diskutuoti apie svarbius dalykus, kurie vyksta pasaulyje. Ir mes turime tai pateikti pranašiškame paveiksle. Todėl prašau padėk, apšviesk mūsų protą ir vadovauk šiai diskusijai Jėzaus vardu. Amen. Martinai, Laudato Deum nestovi savaime vienas. Tai nėra atskiras dokumentas. Ne. Iš tikrųjų tai yra raginimas. Tai raginimas. Turiu pasakyti, kad kai perskaičiau, buvau šiek tiek nusivylęs. Tai labiau atrodė kaip vidurinės mokyklos projektas, nei kaip nuskambėjo. Na, įdomu, kad jūs taip sakote, nes manau, kad daugelis tikėjosi daugiau. Visada yra didelis ažiotažas, kaip jau minėjome prieš pasirodant vienam iš šių dalykų. Kodėl? Kodėl kyla didelis ažiotažas? Bet turime suprasti, kaip jau sakiau, tai nėra savarankiškas dokumentas. Jis turi ilgą pirmtaką. Ir yra daug suborganizacijų, kurios įlipo į vežimą. Ir ne tik suborganizacijos. Ištisos politinės sistemos, ištisos politinės partijos buvo sukurtos per daugelį metų, visas žaliųjų judėjimas, viskas, kas su tuo susiję, ir visi tie rengiami streikai, klimato aktyvistai ir visa tai. Tai labai užimta programa. Taip. Ir tai tik mažos nuorodos nukreipiančios į tam tikrą kryptį ir jos nebus pakartojimai to, kas jau buvo padaryta. Ir aš manau, kad kai kurie žmonės to pasigedo, jie labai tikėjosi turėti labai aiškų nurodymą. Štai teisės aktai, kurių laukiame. Ir jie mano, kad tai pasklis iš pirmojo žvėries. Ne. Antrasis žvėris klauso, ką motina sako. Ir tada įgyvendina motinos norus. Bet pati motina nesiruošia tų norų įgyvendinti. Antrasis žvėris turi įgyvendinti jos norus. O jei antrasis žvėris atrodys, kad nenori daryti to, ką turi daryti, arba atrodo, kad nežaidžia žaidimo, kaip koks neklaužada vaikas ar dukra, ją teks pabarti ir sugrąžinti į vietą. Taip. Bet reikia žiūrėti toliau. Turime pažiūrėti į kitus klausimus ir kitus dokumentus ir pažiūrėti, ką jie sukūrė. Taip. Taigi, kai pranašiškas paveikslas yra pilnas, viskas gali būti įgyvendinta. Tai tiesa. Todėl, kai pranašiškas, turime šiek tiek pažvelgti į foną. Taigi, Laudato Deum prieš projektą 2025. Pažvelkime į naujausias pasaulio naujienas. New York Times nacionalinis įspėjimas pasiekė mobiliuosius telefonus, televizorius ir radijas. Ir jie visiškai pasistengė, kad Jungtinėse valstijose viso to vertė būtų sumenkinta. Kitaip tariant, jie nesakė, kodėl tai padarė. Tai buvo tiesiog testas, tik norint išbandyti seną įrangą. Ir ar ji vis dar atliks savo darbą, tiesa?
Kiekviena televizija, radijas ir mobilusis telefonas Jungtinėse valstijose trečiadienį transliavo pranešimą, kuriame sakoma, tai nacionalinės belaidžio avarinio įspėjimo sistemos išbandymas. Ir čia mums nebūtina visko skaityti, kaip dažnai bandymai atliekami nacionaliniu mastu. Tai buvo 7. kartas, kai visoje šalyje atliktas avarinio įspėjimo sistemos bandymas buvo perduotas radio ir televizijos aparatams. Ir tai buvo tik 2. bandymas perduotas visiems mobiliems įrenginiams. Taigi, kaip svarbu, Martinai, kad visa tauta integruotųsi į tinklą. Tai visa tauta. Bet jie taip pat nori tų skaitmeninių tapatybių ir viso to iš tikrųjų jie nori, kad į tai įsitrauktų visas pasaulis. Tai tik įspėjimas, bet tai taikoma visiems. Ar tai taikoma Afrikai? O, tikrai, kiekvienai šaliai. Taigi, kokių tipų įspėjimų galiu tikėtis? Na, yra labai nedaug aplinkybių, kai apie ką nors jūs pranešite visai šaliai. Ponas Šlegelmilchas sakė, kad nacionalinės ekstremalios situacijos atveju gali būti siunčiami prezidento įspėjimai. Jie neapibrėžė nacionalinės nepaprastosios padėties. Būtent. Ar buvo klaidingų pavojaus signalų? Taip. 2018 metais sausio mėnesį žmonės Havajuose gavo klaidingą avarinį perspėjimą, įspėjantį apie atskrendančią balistinę raketą. Aš prisimenu tai. Ar tu prisimeni? Ne, nelabai. Taigi tai yra vienintelė maža užuomina, kad tai gali turėti ką nors bendro su branduoliniais įvykiais, bet kitu atveju tai gali būti žemės drebėjimai, klimato nelaimės. Aha. O kaip dėl nacionalinės klimato ekstremalios situacijos? Taip, dėl klimato ekstremalios situacijos. Taigi taip atsitiko Jungtinėse valstijose. Ir labai įdomu, lygiai tą pačią dieną tas pats nutiko Rusijoje. Taigi, kas atsitiko Maskvoje? Sirenos aidėjo visoje Rusijoje, o televizijos stotys trečiadienį nutraukė reguliarias programas, kad transliuotų perspėjimus kaip dalį pratybų, skirtų patikrinti šalies greitosios pagalbos pajėgų pasirengimą vykstant karui Ukrainoje. Aš ką tik norėjau pasakyti, taip jie tą dalį įdėjo vykstant karui Ukrainoje. Manau, kad jie tiesiog bando panaudoti Ukrainą, bet tai nėra tikroji priežastis, kodėl jie tai išbandė. Ne, tai nėra. Taigi pratybų metu televizijos stotis transliavo pranešimą, kuriame sakoma, dėmesio visiems, tikrinamas visuomenės perspėjimo sistemos parengtis. Prašome išlikti ramiems. Rusijos žiniasklaida teigia, kad pratybų scenarijuje minimas didėjantis konflikto tarp branduolinių valstybių pavojus. Taigi jie buvo šiek tiek atviresni apie tai, tiesa. Martinai, nesvarbu, ar tai iš tikrųjų paaiškėja ar ne, ar tai sėja baimės sėklą. Visą laiką veikia ant tos baimės pabaisos. Na, ne tik tai, ar tai ruošia protus būsimoms nelaimėms? Taip. Turiu omeny, kad klimatas visą laiką kelia baimę. Man taip pat visada įdomu, kaip jie vaizduoja įvykius ir kaip juos pristato žiniasklaida. Žinai, senais laikais jie sakydavo, audra, vardas toks ir toks, artėja, nuleisk liukus, įsitikink, kad tas, anas ir anas padaryta, dabar sakoma, mega audra veržiasi link mūsų, arba apokaliptinė audra, arba, žinote, jie visada naudoja baisiausią audrą žmonijos istoriją. Teisingai. Ir tada, kai ji pagaliau baigėsi, ir net jei ji yra labai baisi, bet ji nėra baisesnė už tas, kurios buvo prieš tai. Bet kuriuo atveju jie daug perdeda apie tai. Tačiau ką mes bandome pasakyti, tai yra nuolatinis baimės vaizdavimas, kad pasąmonė nuolat laukia, kol atsitiks kažkas blogo. Ar Biblija sako, kad nelaimė daugės? Taip. Ar velnias tam ruošia protą ir suteikia jam natūralistinį ar branduolinį holokausto skonį? Nors tai gali būti tik laiko ženklai. Žinoma, nes Biblija sako, kad mes neturime bijoti. Taip. Taigi Biblija iš anksto mus perspėjo, kad šie dalykai įvyks. Bet dabar velnias ir jo parankiniai bando priversti jūs bijoti ir visada įspėti apie ką nors blogo, kas nutiks. Kai tavo pasitikėjimas turėtų būti nukreiptas kažkur kitur.
Rusijos žiniasklaida rašo, kad pratybų scenarijuje minimas padidėjęs konflikto tarp branduolinių valstybių pavojus ir imituojamas atsakas į situaciją, kai 70% būstų ir visa gyvybiškai svarbi infrastruktūra sunaikinta, didelės teritorijos užterštos radioaktyviųjų nuosėdų ir paskelbta visuotinė mobilizacija. Taigi, atsitiktinai, ar tu tuo tiki, Martinai? Nemanau, kad tai būtų sutapimas. JAV federalinė vyriausybė trečiadienį išbando nepaprastosios padėties perspėjimo sistemą, skirtą leisti prezidentui per 10 minučių kalbėti Amerikos žmonėms nacionalinės ekstremalios situacijos metu per radio ir televizijos kanalus. Taigi, Martinai, visas pasaulis kažkam ruošiasi ir su visa šita kaukiančio vilko ažiotažu artėja nepaprastoji klimato situacija, artėja katastrofa, kils vandenynai, bus potviniai, bus tokio masto sunaikinimas, kokio dar niekas nematė. Tai paruošimas tam, kas turi įvykti galvoje, tiesa, teisingai. Kas tai yra, ko jie nori, kad įvyktų galvose? Štai į ką turime žiūrėti. Taigi visa tai yra įrankiai. Įrankiai, taip. Klimato ekstremali situacija yra labai bloga. Kaip reaguos tautos? Na, Sky naujienos praneša, kad vairuotojai Singapūre dabar turi sumokėti 88 000 svarų už leidimą turėti automobilį. Transporto priemonė neįtraukta. Kiek žmonių tai bus nepasiekiama? Turbūt visiems. Iš esmės visiems, nebent multimilijonieriai nupirks kiekvieną mašiną, tiesa. Taigi, miestas valstija yra brangiausia vieta pasaulyje būti vairuotoju. Kainos šoktelėjo į viršų, todėl daugumai vidutinės klasės Singapūro gyventojams automobiliai yra nepasiekiami. Reikia sumažinti savo siekius nuo gero gyvenimo iki siekių pakankamai gero gyvenimo, pasakė sociologas Tan Ernseras. Dabar turime keletą žmonių, iš kurių nemažiau svarbus yra tas pats popiežius, kuris jums sako, kas jums tinka. Jis nuspręs. Ir visi jo parankiniai pasakys taip. Ir net jei jie nėra jo parankiniai, jiems turėjo įtakos jo mąstysena. Na, pasakyta, kad žvėries ženklas bus priimtas arba ant rankos, arba ant kaktos. Gerai. Martinai, kai Biblija sako, kad visas pasaulis nusekė paskui jį, kitaip tariant, gavo tą patį mąstymo modelį, kaip ir žvėris, tada tai labai rimta problema. Labai rimta. Na, ta kalba taip pat skamba kaip Klauso Švabo. Tu nieko neturėsi ir būsi laimingas. Jie dainuoja tą pačią melodiją ir naudoja tuos pačius instrumentus. Štai dar vienas straipsnis. Šveicarija svarsto galimybę įkalinti visus, kurie įjungia aukštesnę nei 19 laipsnių temperatūrą iki 3 metų, jei šalis bus priversta racionuoti dujas dėl Ukrainos karo. Taigi teisės aktai tampa gana drakoniški. Tai pirmtakai. Tai pirmtakai, taip, nes gali matyti, kur tai krypsta. Tai pamažu šliaužia ten. Ar neateis laikas tokiam vargo metui, kokio niekada nebuvo? Taigi, ar tai skamba kaip vargo metas? Taip. Mes gyvename mieste vadinamų Hoodsprit, tiesa, ir tai šilta vieta, bet per šilta daugeliui žmonių, todėl pripranti prie karščio ir jei mūsų temperatūra nukrenta žemiau 25 laipsnių, tada griebiamės pledų ir visi kiti mano, kad tai karšta. Tai tiesa. Kai vaikštai po Londoną, sako, graži diena, kai 11 laipsnių šilumos. Būtent 25 yra karščio banga. Taip, ir žmonės patenka į ligoninę. Taigi tai ažiotažas. Finansų departamentas paaiškino, kad baudų norma kasdienai gali prasidėti nuo 30 šveicarijos frankų, tai yra apie 26 svarus. Jis pridūrė, kad maksimali bauda gali siekti iki 3000 šveicarijos frankų. Martinai, tokius įstatymus jie taip pat įvedė daugelį šalių, kur buvo neteisėta cituoti tam tikras Biblijos eilutes ir jūs galite sumokėti daugiau ar mažiau baudų už tai. Net kalėjimas. Taip. Taigi jūsų judėjimo laisvė, veiklos laisvė, žodžio laisvė, atsisveikink.
Jie visi išskrieja pro langą. Ir visa tai dėl bendros gerovės, dėl broliškos meilės, kaip jau daug kartų matėme. Visa tai yra žmonijos labui. Taip, tai bendram labui. Bendram labui. Yra dar vienas straipsnis iš National Review nuo 0 anglies dioksido iki kalėjimo. Kaip akivaizdu, iki šiol grynasis nulio pagal apibrėžimą yra priverstinis. Martinai, 0 anglies dioksido reiškia, kad turime nustoti kvėpuoti. Taip, nes gaminate CO2. Taigi, jei norite gaminti 0 CO2, turite nustoti kvėpuoti. Bet turiu jums naujienų, net jei nustojote kvėpuoti, jūs suirsite ir tai gamins anglies dioksidą. Taigi, jūs turite suirti prieš tai į dulkes, kad taptumėte grynuoju nuliu. Tai juokingas idiotizmas, atleiskite. Ir bet kokiu atveju, jei 0 anglies dioksido taps norma atmosferoje, viskas žūsta, nes augalams neliks maistinių medžiagų ir jie neturės ko kvėpuoti. Ir jie negalės gaminti deguonies. Taigi 0 anglies dioksido pasaulis yra vienas iš draudimų ir apribojimų. Kai tai vystosi, negalėsite nusipirkti tokio tipo automobilio, kokio norėtumėte, ar gaminti maistą su tokio tipo viryklė, kokios norėtumėte, arba net suvalgyti daugiau nei kąsnelį jautienos, kurią kažkada mėgavotės. Nes karvė gamina šiltnamio efektą sukeliančias dujas, kai jį drįsta kvėpuoti ar raugėti. Tai blogiau nei automobilis. Tai įdomu, kai žiūrite naujienas ir matai, kaip klimato aktyvistai blokuoja kelius, matai, kaip vairuotojai pyksta, lipa iš savo automobilių, daužo klimato veikėjus, tempia juos nuo kelio ir važiuoja toliau. Šie žmonės turės pasimokyti, Martinai. O tikrai, gal didelė bauda? Arba šiek tiek kalėjimo, kad jie apsiramintų. O gal deprogramavimo stovykla? Ar Hillary Clinton visai nesakė, nesenai visai, kad visi Trumpo pasekėjai turi būti perprogramuoti? Žinoma, atrodo, kad pasaulis yra programuojamas ir visi, kurie nenori būti programuojami, yra valstybės priešai. Ministrai nori suteikti savo galių, kurti naujas nusikalstamas veiklas ir didinti civilinės bausmes kaip dalį pastangų pasiekti 0 anglies dioksido tikslus. Pagal pasiūlymą žmonėms, kurie pažeidžia taisyklės dėl energijos suvartojimo mažinimo, gali grėsti iki 1 metų kalėjimo ir baudos iki 15 000 svarų sterlingų. Martinai, mes judame aukštyn? Taip, bet tai yra Didžiojoje Britanijoje. Taip, 3 000, 5 000, 15 000. Martinai, iš kur žmonės gaus tokius pinigus? Kalėjimas. Taip, turbūt. Bet tada jie turės paleisti kai kurios nusikaltėlius, kad užtektų vietos. Prisimenate per COVID situaciją Pietų Afrikoje. Jie turėjo paleisti nusikaltėlius, kad atlaisvintų vietos žmonėms pažeidusiems COVID uždarimus. Būtent. Taigi žmonės, kurie norėjo kvėpuoti, turėjo patekti į kalėjimą, o žmonės, kurie buvo žudikai, turėjo būti paleisti iš kalėjimo. Viskas labai logiška. Gerai. Ar tai sukuria ažiotažą? O taip. Ar tokios kalbos ir tokie teisės aktai atsirado dėl Laudato Deum? Ar tai buvo anksčiau? Tai buvo prieš Laudato Deum. Todėl mes ir rodome šios dalykus. Gerai. Taigi vyko judėjimas užkulisuose, siekiant perprogramuoti žmoniją. Ir jei žmonija nepasimoko, tada 1 ar 2 katastrofos yra labai naudingos. Nesakau, kad jie sąmoningai sukuria nelaimę, bet ir neneigiu to. Tebūnie kaip yra, ar nelaimė yra natūrali, ar sukelta kitų jėgų, įskaitant demoniškas, ar tai žmogaus sukelta, rezultatas bus toks pat. Mes visada to laikėmės. Gerai. Taigi žmonės taip pat gali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už melagingos informacijos apie energijos vartojimo efektyvumą teikimą arba trukdymą vykdančiai institucijai. Taigi netikros naujienos vėl bus įteisintos. Bet pasak jų tai bus tikros naujienos. Anot jų taip. Taigi 32 000 mokslininkų gali sakyti, kad klimato kaitos nėra,
O vienas popiežius, turintis nulinį išsilavinimą klimatologijos srityje, teigia, kad yra. Ir pasaulis turi būti užprogramuotas, sekti, mąstyti kaip žvėris. Būtent, kaip taip tai veikia. Ir jis jau pakeliui. Gerai, štai dar vienas. Komunalinių paslaugų įmonė Kolorado valstijoje užrakino 1000 klientų išmaniuosius termostatus. 1000 Kolorado gyventojų praėjusią savaitę buvo užblokuoti jų išmanieji termostatai, kai buvo tvanku, siekdami, kad elektros energijos poreikis neperkrautų tinklo. Šie žmonės net neįsivaizduoja, ką reiškia gyventi Pietų Afrikoje. Ne. Jie mano, kad jei 5000 žmonių be elektros tai yra didelė nelaimė, mes nuolat degame kasdien ir 65 milijonai žmonių sėdi be elektros kas 3 valandas, 4 valandas per dieną, o kartais daug daugiau, žymiai daug daugiau. Taigi, Martinai, ar tai kontrolė? Taip. Taigi, įdomu tai, kad net jei įdedate savo saulės sistemą, ji yra sujungta su tinklu. Ir kartais kažkas negerai su juo, bet jums nereikia kviesti agentų, kad jis ateitų ir sutvarkytų, jie taiso per tinklą. Ir jie gali pakeisti visus jūsų nustatymus per tinklą. Ar negali išjungti jį per internetą? Gali taip pat išjungti, taip. Taigi, kas jūs valdo? Jie. Na, nežinau, ar jie įgyvendino, bet jie kalbėjo apie mūsų šalį, kad jei naudojate saulės energiją, turėsite mokėti subsidiją arba mokestį už elektrą, kurią turėjote naudoti iš šalies tinklo, kuri neveikia. Taip. Gerai. Taigi taip yra, bet ne tik elektra, vanduo taip pat. Jei turite šulinį, tada jie nori ant jo uždėti skaitiklį, o jei neturi šulinio, tai jie nori tavo sklype pastatyti lietaus matuoklį, kad galėtum susimokėti lietaus mokestį. Manau, kad tai jau yra gyvendinta, jei neklystų. Taigi, kam priklauso aplinka ir kam klimatas? Vyriausybei. Ar jie gali tai pakeisti? Taip. Ar jie naudoja chemtrailus, kad tai pakeisti? Manau, kad taip. Gerai, bet kaip ten bebūtų, jei gali tai valdyti, vadinasi, gali panaudoti kaip ginklą. Taip. Ir ginklas gali pakeisti tavo mąstyseną. O kas jei mąstysena yra susijusi su morale? Tada pasidaro įdomu, nes tada tai ne tik aplinkos problema, bet ir moralinė problema. Teisingai. Taigi, įneškime čia šiek tiek moralės. Čia yra laikraštis BC Katalikas, eiti į bažnyčią sekmadienį be automobilio. Taigi, jie nori priimti teisės aktus, kurie sumažintų anglies pėdsaką, o vaikščiojimas į bažnyčią tai padarys. Taigi, einant į bažnyčią, į atmosferą išmetama mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Vaikščiodami geriau nustokite kvėpuoti, nes tai gali sukelti problemų. Ypač jei visa šeima eina į bažnyčią, tiesa? Taip. Taigi, sekmadienis. Ir įvedimas teisės aktų dėl sekmadienio, ar tai moralinis klausimas? Taip, gerai, tai moralinio įstatymo dalis, tiesa. Laikraštis Daily Press, tikėjimas ir vertybės. Sulėtinti tempą ir rasti tikrą šabo poilsį. Barbara Brown Taylor, prisimindama savo vaikystę, teigia, kad įsakymas taip pat galėjo būti atmink šabo dieną ir laikyk ją nuobodžią. Jis sako, kad sekmadienis buvo diena, kai negalėjai mūvėti mėlynų džinsų, žaisti kortomis, važinėtis dviračiu ar eiti į kiną. Viskas, ką galėjai daryti, tai ryte nueiti į bažnyčią, po to sėdėti namuose nuobodžiaujant ir vėliau vėl eiti į bažnyčią. Bet jis siūlo turėti mažiau ribojančią dieną. Eikite į žygį, išgerkite kavos ar vyno su draugu, leiskite laiką kartu, grokite instrumentą, rašykite ar pieškite eskizus tiesiog pramogai, o ne tam, kad būtumėte produktyvus ar tobulėjimui. Vietoj to stenkitės mėgautis dalykais, kuriuos vadiname gyvenimu, ir prisiminkite, kad tai dovana. Taigi yra siekis pakeisti žmonijos mąstymą atgal į sekmadienio poilsio mąstyseną, bet ir įtraukti daugiau žmonių, kad jei nenorite eiti į bažnyčią, bent jau eikite į žygį, išgerkite kavos su draugu, tiesiog pasiimkite laisvą dieną.
Todėl ženklas gali būti ant rankos arba kaktoje. Galite būti įsitikinę, kad tai yra moraliai teisinga, arba tiesiog su tuo susitaikyti, nes tai diena atsipalaiduoti. Kitas straipsnis. Portugalijos katalikai kovoja, kad susigrąžintų nedarbo sekmadienį. Daugiau negu teisinga, būtina, kad šeimininis gyvenimas būtų visiems, kad šeimos, visi darbuotojai galėtų gyventi kartu broliškoje aplinkoje ir kurti teisingesnį bei solidaresnį pasaulį, nurodė organizacija. Taigi, Laudato Si pasirodė 2015 metais. Ji propagavo sekmadienio įstatymus. Ar ne? Taip. Dabar čia visi šie dalykai vyksta fone ir dabar mes einame į Laudato Deum. Taip, taigi tai jau yra pasiekta. Matome, kad organizacijos ir žmonės asmeniškai jau siekia šio sekmadienio poilsio. Mes turime privačių laiškų, turime organizacijas, turime bažnyčias, turime vyriausybinės organizacijas. Visos jos lipa į vežimą. Laikraštis Jerusalem Post nuo rugsėjo 24 dienos didžiausia mūsų nuodėmė yra teršalai. Turime atgailauti dėl klimato kaitos. Tokia nuomonė paskelbta Jerusalem Post. Ar šios nuomonės skirtos kurti kitų nuomonėms? Taip. Ir tai rodo, kad tai yra visur. Niekas nėra pašalintas iš to. Ir net jei tai melas, jei melą kartosite pakankamai dažnai, žmonės tuo patikės. Tiesa, šią pagarbos dieną žydų tautai nėra kilnesnio tikslo, kaip gelbėti pačią žmoniją, užtikrinant, kad Dievo sandora nenušluotų planetos kylančiais vandėmis, bus tam tikra dalimi dėl mūsų veiksmų. Taigi Izraeliui yra nauja misija. Neatstovauti Dievui, o gelbėti žmonės nuo klimato kaitos. Taip. Klimato nuodėmė. Gerai. Būtent šiam tikslui esame sukurti. Išlikome ir klestėjome. Nėra didesnio žydų misijos įvykdymo, kaip pagerbti ir išgelbėti Dievo kūrinijos didybę. Ir tai daryti kaip pavieniams asmenims ir kaip pasaulinio žydų kolektyvo dalimi, kurio nacionalinė platforma yra Izraelis, nes Izraelyje laikantis šabo šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisija sumažėja trečdaliu, o Jom Kipuro diena yra beveik nulis. Vėlgi ypatinga diena, Jom Kipur, atpirkimo diena. Martinai, mes gyvename simbolinėje atpirkimo dienoje, Jom Kipur. Taigi jie nori, kad visas pasaulis suprastų, koks nuostabus šabo efektas, nes tai sumažina klimato katastrofas arba klimato kaitą. Taigi, Martinai, visas likęs pasaulis turėtų pasimokyti. Bet kokią dieną jie turėtų įgyvendinti? Jūs matėte ankstesniuose straipsniuose, jie siekia netikro šabo. Gerai, taigi jie sieks pirmos savaitės dienos, taip. Ir jie nori tai įteisinti. Taigi mūšis daugiausia vyks krikščionių tautose. Jei kiekviena žydų tautos konfesija tikrai pašventintų šabą kaip nevartotojišką poilsio dieną ir šiuo pavyzdžiu pasektų kitos tikėjimo bendruomenės, tai šabas išgelbėtų žydų tautą kartu su visa planeta. Ar tai sėja idėja? Tikrai. Ar vakarų visuomenė tai įsisavino? Taip. Ir jei žmonės norėtų pasakyti taip, bet jie kalba apie žydų šeštadienio šabą, mes anksčiau rodėme straipsnius, kuriuose Izraelyje yra klimato žmonės, kovojantis už sekmadienio poilsį. Teisingai? Taigi, įtraukime didžiasias korporacijas. Pažiūrėkime, ką apie tai Apple pasakys. Žinome, neturim pamiršti, kai kalbame apie Apple kompaniją, kad obuolys yra prakastas ir tegul žmonės galvoja, ką nori. Martinai, ar turime ką nors į tai pasakyti? Na, tai įdomu. Manau, kad daugelis pasaulio žmonių taip galvoja. Ar Apple įrenginiai veiks su baterijomis, Martinai?
nežinau, anglies neutralios baterijos? Ar yra toks dalykas? Ar nereikia kasinėti, kad gautum akumuliatoriaus komponentus? Ar nereikia naudoti įrangos, kad jį ištrauktum iš žemės? Ar naujos kartos elektromobiliams skirtų automobilių akumuliatorių gamyba neišskiria į atmosferą daugiau anglies dioksido nei pati anglies sistema? Jie taip nemano. Ne, jie taip nemano. Ir jie džiaugsmingai to nepaiso, tiesa. Bet taip pat motinos žemės vaizdavimas. Ar visa tai gali būti susijęs su tuo, ką popiežius yra numatęs? Tai skirta mąstysenai. Tai skirta mąstysenai. O deivė yra motina žemė. Taip, tai Gaja. Bet dabar pereikime prie dokumentų. Tai buvo tik fonas. Manau, kad tai bus gana ilga diskusija, žiūrinti dalykus. Prieš pasirodant Laudato Deum, štai ką katalikų pasaulio ataskaita pasakė šiuo klausimu. Taigi jie parašė šį straipsnį. Čia yra tai, ką aš tikiuosi Laudato Si 2 pasakys. Taigi tai buvo prieš jai pasirodant. Ko jie norėjo iš šio dokumento? Žmogaus asmuo, anot pradžios knygos, turi išskirtinę vietą pasaulyje. Patristinė tradicija kalbėjo apie žmogų kaip apie dainininką, kaip apie tą, kuris duoda balsą visai Dievo kūrinijai, skelbdamas jo šlovę. Apie šlovę mes kalbėjome ankstesnėje serijoje. Tai apie charakterį, apie Dievo įstatymą, vaizduojantį Dievo charakterį. Pažiūrėkime, ko šios Romo katalikų institucijos tikėjosi. Bet aš taip pat maniau, kad katalikų bažnyčia turi pasakyti kažką daugiau nei CNN, arba bent jau ne tą patį, pamaldžiai žodžiais ir šlakeliu šventinto vandens. Taip pat maniau, kad pasaulietinis aplinkosaugos judėjimas kelia pavojų krikščioniškajai ortodoksijai ir manau, kad popiežius turi atkreipti į juos dėmesį. Aš siūlau, kad jei į žmogų žiūrime visapusiškai, turime kartu atsižvelgti į visą aplinką, įskaitant moralinę aplinką, kurioje kartu gyvename. Martinai, ar jie nori moralės tame dokumente? Būtinai. Ir mes matome, kad kiti žmonės taip pat kalba apie tai, apie neveikimo nuodėmę. Teisingai. Man atrodo, kad tam reikia tokio holistinio vientiso požiūrio, kuris reikalauja visapusiško požiūrio į tai, ką mes darome, o nesutelkti dėmesį tik į kai kurias fizinės aplinkos darbotvarkės dalis. Taigi jie tikėjosi moralinių nurodymų. Taip pat tos partnerystės ir broliško dialogo vardan bažnyčia neturėtų nepaisyti to, kas yra jos išskirtinė atsakomybė. Bendra žmogaus aplinka su jos fiziniais ir moraliniais matmenimis. Jie nori moralinių įstatymų, jie nori moralinių nurodymų. Jie nenori tik CNN dokumentinio filmo apie blogą klimatą. Bet taip pat galime pasakyti, kad enciklikoje Laudato Si tai jau buvo. Tai jau buvo ten, taip, jau buvo ten. Martinai, kai mes skaitėme Laudato Deum, jame buvo labai mažai moralinės direktyvos. Tai tiesa, aš turiu omeny, Dievas, manau, buvo paminėtas 3 ar 4 kartus, Jėzus 1 ar 2 kartus. Visas dokumentas iš tikrųjų buvo daug mokslinio žargono, su šiek tiek panteizmo šen bei ten. O visa kita buvo vidurinės mokyklos projektas, kuriame kaip padėtis buvo panaudota populiariaus mokslo, o ne tikrojo mokslo. Gerai, Martinai, pasaulyje dėl to kyla didelis furoras, nes dabar visas pasaulis turi pasikeisti. Turite pereiti nuo dujomis varomų transporto priemonių prie elektrinių. Ir kaip minėjome, elektromobilių gamyba ir pavojai kylantis kartu su sprogstančiais akumuliatoriais, kad net laivai nebenori gabenti šių automobilių dėl gaisro pavojaus ir taip toliau. Bet mąstymas turi keistis. Taigi automobilių pramonė turi pasikeisti. Ar tai sukėlė streikus? Taip, daug. JAV buvo dideli. Nežinau, ar tai jau sustabdyta.
Gerai. Jei ketinate sustabdyti visas šias pagrindinės pramonės šakas, ar profesinės sąjungos nesigriebs ginklų? O tikrai. Gerai. Mes skaitome pranašystės dvasioje 1903 metų 200-ame laiške, kad profesinės sąjungos bus viena iš agentūrų, kurios atneš į šią žemę tokį bėdų laiką, kokio nebuvo nuo pasaulio pradžios. Taip. Jūs turite nusileisti nuo savo gyvenimo lygio, turite priimti tai, kas svarbu, bet nebūtinai to, ko norite. Tiesa? Būtent. Ar mes tai matėme straipsniuose, kuriuos rodėme? Taip. Ir žmonės bus nepatenkinti. Taigi štai dar viena citata. Politinė korupcija griauna meilę teisingumui ir pagarbą tiesai. Ir net laisvojoje Amerikoje valdovai ir įstatymų leidėjai, norėdami užsitikrinti visuomenės palankumą, pasiduos populiariam reikalavimui įvesti įstatymą įpareigojantį švęsti sekmadienį. Sąžinės laisvė kainavusi tiek daug aukų nebebus gerbiama. Netrukus įvyksiančiame konflikte pamatysime pranašo žodžio pavyzdį. Ir įnirto slibinas prieš moterį ir metėsi kauti su kitais jos palikuonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugoja Jėzaus liudijimą. Konfliktas turės šlifuotis į Dievo įstatymą. Tiesa. Ir visi šie dalykai, viską, ką tik matėme, turime pažiūrėti, ar tai tikrai yra Laudato Si ir dabar Laudato Deum. Ar tai susijungia teisingai. Ir mes turime atsiminti, kad jei norite pulti visą Dievo įstatymą, tuomet turite pulti Dievo antspaudą, kuris yra autoritetingas įsakymas, suteikiantis galiojimą visam įstatymui, nes jis paaiškina, kas yra įstatymų leidėjas ir kokia jo galia. Taip. Taigi, Martinai, sekmadienio įstatymai bus ataka prieš Dievo įstatymą. Būtent. Tad pereikime prie paties dokumento Laudato Deum. Kaip jau sakėme anksčiau, labai mažai apie moralę, nes jis neprivalo jos ten dėti. Ne. Bet jis taip pat neprivalo įvesti teisės aktų. Ne. Jis turėtų tiesiog parodyti pirštu tą kryptimi. Laudato Si jau nurodė sekmadienio įstatymus. Būtent. Taigi jis neturi to daryti Laudato Deum. Jis jau įdėjo visą moralės klausimą ir požiūrį į Laudato Si. Teisingai. Tai ką jis veikia dabar? Turime grįžti prie pranašiško paveikslo. Čia ekrane fone yra du žvėris, kurie dalyvauja priverčiant pasaulį prie sprendimo taško. Vieno rankos jau ant teisės akto, kitas jo siekia. Teisingai. Taigi tokia yra paveikslo esančio už mūsų simbolika. Taigi šis žvėris, kuris yra iš Apreiškimo 13, žvėris popiežyje, turi parodyti pirštu į antrąjį žvėrį. Taigi motina turi pasakyti dukrai, tai yra, ko aš noriu, kad tu darytum. Ji jau tai padarė. Kiek atsiliepė antrasis žvėris? Ar jis atsakys tik po Laudato Deum, ar jau pradėjo reaguoti po Laudato Si? Taip, jis jau juda tamsoje. Gerai, ar popiežius lankėsi JAV ir kalbėjo jos įstatymų leidybos salėse? Taip kalbėjo. Ir tos datos labai įdomios ir jų įgyvendinimas. Ir dabar mes esame Laudato Deum taške. Paskaitykime kai ką iš jo. Nėra naudinga painioti daugiašališkumą su pasaulio autoritetu, sutelktų viename asmenyje arba elite, turinčiame per didelę vykdomąją valdžią. Kai kalbame apie tam tikros įstatymų reguliuojamos pasaulinės valdžios formos galimybę, nebūtinai turime galvoti apie asmeninį autoritetą. Visų pirma, kalbame apie veiksmingesnės pasaulio organizacijas, turinčias galią užtikrinti visuotinį bendrąjį gėrį, panaikinti badą ir skurdą ir užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių apsaugą. Taigi, jis vėl kalba apie tas pačias problemas ir prašo pasaulinės valdžios turinčių įtaką. Taip, turinčios dantis. Gerai. Ar jie pradėjo tai įgyvendinti pandemijos metu? Taip. Ir ar jie norėjo, kad pasaulio sveikatos organizacija turėtų visišką
valdžią kiekvienai tautai, genčiai ir žmonėms dėl šių klausimų. Taigi pandemija yra pirmtakas. O kaip su klimato pandemija? Taip, klimato krizė. Ar jis prašo institucijų su tokiomis pat galiomis? Gerai. Ir kiekviena tauta turėtų atsisakyti savo įgaliojimų, kad būtų jai pavaldi. Taigi, ar tai visuotinė problema? Taip. Taigi, kai žvėries ženklas bus pritaikytas kiekvienai tautai, kalboms ir žmonėms, ir visi bus priversti, tada mechanizmas, organizacijos turi būti viskas sukurta. Ar jie jau vietoje? Jie jau yra vietoje. Gerai. Ir toliau tenka apgailestauti, kad pasaulinės krizės yra iššvaistomos, kai jos gali būti proga sukelti naudingų pokyčių. Ar tai nepanašu į pasaulio ekonomikos forumą? Tai lygiai ta pati formuluotė. Argi neskamba kaip Geitsas? Taip. Negalime praleisti tokios geros progos, kaip ši geros nelaimės. Niekada neleisk geros krizės per niek. Niekada neleisk to nueiti per niek. Taigi teisės aktai buvo priimti. Taip, gerai. Taigi, ką dabar turime daryti? Pažvelgti į pranašystę. Taip, čia dvi rankos. Yra pirmasis žvėris ir yra antrasis žvėris. Kas, pasak pranašystės, bus varomoji jėga? Tai bus antrasis žvėris. Taip, tai tas, kuris viską įgyvendina. Ar nepasakyta, kad jis visus privers? Taip, bet ne jis pats, o per antrąjį žvėrį. Antrasis žvėris privers visus garbinti pirmąjį žvėrį, tiesa? Kaip tu garbini pirmąjį žvėrį? Jam paklusdamas, tiesa? Garbinkite Dievą ir šlovinkite jį, yra pirmojo angelo žinia. O čia garbink pirmąjį žvėrį ir šlovink jį, taip? Nusekė paskui jį, nusekė jį, priėmė jo mąstyseną. Martinai, mes turime saugoti savo proto kelius, turime pradėti suvokti, kur esame laiko tėkmėje, nes daugelis mūsų miega ir žiūri į visą tai kaip į eilinį gedimą. Gerai, taigi čia turime du labai skirtingus dalykus. Prašoma įtakingos pasaulinės organizacijos ir tada sakoma, negalime leisti geros katastrofos nueiti per niek. Nepanaudoja jos mūsų teisės aktų įgyvenimui. Ką jie ir padarė. Štai dar vienas. Vidutinės trukmės laikotarpiu globalizacija skatina spontaniškus kultūrinius mainus, didesnį tarpusavio pažinimą ir tautų integracijos procesus, kurie galiausiai išprovokuoja daugiašališkumą iš apačios, o ne vien tik valdžios elito nulemta. Argi popiežiaus valdžia savo veržliais darbais nekelia šio tikslo? Taip, sujungiant visas religijas ir visas jas susodinant į klimato vežimą. Taip, ir tada mes taip pat matome pranašystės dvasios citatą, kad tai bus populiarus reikalavimas, dėl kurio žmonės tam nusilenks. Štai kodėl sakoma, kad tai bus ne tik valdžioje esantis elitas. Jie nori, kad būtų įgyvendinama ir per paprastus žmonės. Taigi, ar jie jau dirba užkulisuose, kad visą tai įgyvendintų? Tikrai. Tai nebus po laudato Deum. Tai jau ten yra. Dėl šios priežasties aš pakartoju, kad jei piliečiai nekontroliuos politinės valdžios, nacionalinės, regioninės ir savivaldybių, nebus įmanoma suvaldyti žalos aplinkai. Taigi dabar jis kalba su žmonėmis gatvėje. Tu turi būti įtrauktas ir turi turėti mano mąstymą, kitaip mūsų laukia katastrofa. Ir jei tu nepriimsi mano mąstymo, tada katastrofos pasirūpins, kad tu tai priimtum. Taip. Ir tada jie gali naudoti nacionalinę ar net pasaulinę avarinę transliaciją. Taip. Ir teisės aktus, ir valdymo organą, kaip Pasaulio sveikatos organizacija jau daro. Taigi visi turi būti laive, nuo žemiausio iki aukščiausio. Visas pasaulis nusekė paskui žvėrį. 65 punktas. Reiškia, šio pasaulio sutvėrimai mums nepasirodo vien tik natūraliu pavidalu, nes vienas prisikėlėsis paslaptingai laiko juos prie savęs ir nukreipia į pilnatvę kaip jų tikslą.
Martinai, kai matau žodį vienas iš didžiosios raidės, tai man yra didelė raudona vėliava, nes tai yra akultinė kalba taikoma Liuciferiui. Tas vienas, skriaudžiamasis. Pačios lauko gėlės ir paukščiai, kuriuos apmasto ir kuriais žavisi žmogaus akis, dabar yra persmelkti jo spinduliuojančių buvimų. Jei visata atsiskleidžia Dieve, kuris tai visiškai jaučia lape, kalnų take, rasos laše, vargšo veide, pasaulis dainuoja apie begalinę meilę, kaip mes galime ją nesirūpinti. Martinai, tai yra panteizmas, tai yra motina žemė. Tai motina žemė, tai Gaja garbinimas. Tai pagonybė jos aukščiausioje formoje. Tai yra blogis, kas ten parašyta. Ir atrodo, kad tai skamba taip gerai, kai tik perskaitai ir to nežinai. Ir tai suteikia šlovę Liuciferiui, nes Liuciferis yra tas vienas didžiąja raide. 72 punktas. Jei atsižvelgsime į tai, kad JAV išmetamų teršalų kiekis vienam asmeniui yra maždaug 2 kartus didesnis nei Kinijoje ir maždaug 7 kartus didesnis nei skurdžiausių šalių vidurkis, mes galime teikti, kad iš esmės neatsakingo su vakarų modeliu susijusio gyvenimo būdo pasikeitimas turėtų reikšmingą ilgalaikį poveikį. Dėl to kartu su būtinais politiniais sprendimais padarytume pažangą kelyje į tikrą rūpinimąsi vieni kitais. Tai man yra be galo stebėtina. Jam nerūpi bendra tautų emisija. Tai nesvarbu, ne, tai nesvarbu. Jis nusitaiko į Jungtinės valstijas. Taip. Taigi, jis daro išvadą, kad Jungtinės valstijos turi rodyti kelią. Taip, tokia jis turi išvadą. Tokia kalba dabar duoda nurodymus antrajam žvėriui. O kaip tai yra įgyvendinama ir daroma, bus perskaityta iš antrojo žvėries įstatymų. Bet mes turime atsiminti, kad antrasis žvėris įveda įstatymus, kad pirmasis žvėris gautų garbę ir šlovę. Taip. Taigi žmonės, kurie tikėjosi, kad Laudato Deum iš tikrųjų kalbės apie teisės aktus, visiškai klaidingai supranta laiko ženklus. Taip, ir jie laukia, kol tai padarys netinkama institucija. Taip, tai daro antrasis žvėris. Taigi jis taikosi į antrąjį žvėrį, Jungtinės Amerikos valstijas. Ir tai man yra pranašiškas išsipildymas. Kalbant apie mokslą, mes net neturime apie tai kalbėti, nes jis cituoja populiarų mokslą ir tai yra kaip vidurinės mokyklos projektas. Ir aš esu tikras, kad jis pats to neparašė. Kažkoks jėzuitų ekspertas jį parašė už jį. Naudojosi populiariuoju mokslu ir ignoravo tikrąjį mokslą. Todėl mums net nereikia apie tai kalbėti. Mus domina pranašiški aspektai. Taigi yra panteizmas, yra pagonybė, yra liuciferizmas. Visa tai yra tame dokumente. Kaip tu sakei, yra labai mažai Jėzaus, labai mažai tikrojo Dievo, bet yra reikalavimas Jungtinės valstijos vykdykite mano nurodymus. Taip, būtent čia mes esame šiame etape. Čia yra labai įdomus katalikų naujienų agentūros straipsnis. Popiežius Pranciškus pradeda 7 metų Laudato Si veiksmų planą. Laudato Si veiksmų platforma sutelks dėmesį į 7 sektorius. Šeimas, parapijas, mokyklas, ligoninės, verslą, organizacijas ir religinius ordinus. Ar manai, kad tai sutapimas, kad jis naudoja skaičių 7? Ne. Ar jis taiko dievybę savo? Taip, ir tai yra pranašiška kalba. 7 metai taip pat yra pranašiški. Gerai. Popiežius paaiškino, kad veiksmų plane taip pat numatyti 7 tikslai. Atsakas į žemės šauksmą, atsakas į vargšų šauksmą, ekologinė ekonomika, paprasto gyvenimo būdo perėmimas, ekologinis ugdymas, ekologinis dvasingumas ir bendruomenės įsitraukimas. Kiek žmonijos tai apima? Visą ją. Ir tai taip pat, kaip minėjome ankstesnėse serijose, tai turi moralinių problemų. Čia taip pat yra moralė. O jeigu aš niekinsiu šias moralinės problemas,
Jums teks persiauklėti. O, aš turėsiu persiauklėti. Todėl aš atnaujinu savo raginimą, rūpinkimės savo motiną žemę. Ar tai religinė organizacija, ar tai pagoniška organizacija? Pagoniška. Leiskite mums įveikti egoizmo pagundą, dėl kurios esame išteklių grobuonis. Ugdykime pagarbą žemės ir kūrinijos dovanoms. Sukurkime gyvenimo būdą ir visuomenę, kurie pagaliau bus ekologiškai tvarūs. Martinai, jei gerbtume Dievą, tada visi šie dalykai atsidurtų savaime. Jis palieka Dievą nuošaly. Taip, jis garbina kūriniją, o ne kūrėją. Būtent. Argi Biblija neprieštarauja tam? 100%. Žinote, ir mes turime suprasti, kad tai nėra naujas dokumentas ar straipsnis. Tai buvo planas, veiksmų planas. Ir kada jis buvo išduotas? 2020 metais. Taigi, Martinai, jie prie 2020-ųjų, jei pridėsite 7 metus, kokius metus gausite? Nemanau, kad aš tai skaičiuosiu, nes papulsiu į bėdą. Net negali pridėti 7 prie 2020-ųjų. Ne, tu patenki į bėdą. Tai reiškia, kad jei tu pateksi į bėdą, aš irgi pateksiu į bėdą. Todėl paliksime klausytojams pridėti 7 metus prie 2020 metų, kad sužinotume, kada šis veiksmų planas turi būti baigtas. Gerai, kelionėje, kuri truks 7 metus, leisimės vadovautis 7 laudatos į tikslais, kurie parodys mums kryptį, kai sieksime integralios ekologijos vizijos. Taigi, Martinai, jis duoda 7 metus nuo 2020 metų, kad pakeistų į jo mąstyseną. Ir ar mes matėme tai vykstant? Mes tai matome, tiesa, straipsniuose, kuriuos rodėme, dar prieš pasirodant Laudato Deum, lėtai, bet užtikrintai visi šie dalykai įgyvendinami. Martinai, tai liuciferiška, nes Dievo nėra šioje lygtyje visai. Ir deja visas pasaulis šiuo metu stebisi ir tuo seka. Gerai, yra vilties. Kiekvienas galime bendradarbiauti su savo kultūra ir patirtimi, kiekvienas su savo iniciatyvomis ir gebėjimais, kad mūsų motina žemė būtų sugrąžinta į pirmykštį grožį ir kūryba vėl suspindėtų pagal Dievo planą. Kokio Dievo? Tikrai ne Biblijos Dievo. Kas nutiks motinai žemėje antrojo Jėzaus atėjimo metu? Ji bus visiškai išnaikinta, ji bus sudarkyta. Taigi, Martinai, ar jie pasieks savo tikslą? Ne, ne. Jie bando daryti priešingai, nei ką sako Biblija, kas įvyks. Aš nesu prieš rūpintis aplinką. Paaiškinkime tai labai aiškiai, nes man tai buvo ne kartą. Aš nekenčiu taršos, viso to naikinimo ir chemtrailų ir aliuminio purškimas į žemę arba aliuminio, kaip tariama kitose šalyse ir regionuose. Jis nėra laidus gerai aplinkai ir sėjimas su metalais ir visokiais dalykais nebus labai naudingas aplinkai. Ir visas šis purškimas ir visi šitą dalykai. Aš esu už natūralius procesus, kuriuos Dievas įvedė. Tai tiesa, nes net maistas, kurį auginame, taip, mes nenaudojame chemikalų ir pesticidų ir visą tai. Propaguojame Dievo ekologinės sodininkystės metodą, kaip jis tai daro savo tobulioje ekosistemoje. Ta prasme, esame žalieji. Taip, aš nesiruošiu daužyti savo kaimynui per galvą. Bet jei tai darysi Dievo būdu, automatiškai būsi harmonijoje su jo kūrinyje. Nes, žinote, kai aš buvau pasaulyje, kūrinyje buvo kažkas, kas buvo daiktas, su kuriuo galėjai daryti, ką tik nori. Bet kai supranti, kad tai Dievo kūrinyje, ji tampa ypatinga. Ir mes iš pagrindų pasisakome už sveikatą. Taigi yra kelias, kuris yra Dievo kelias, kuris teikia šlovę Dievui. Ir yra kelias, kuris yra velnio kelias, kuris teikia šlovę kitoms jėgoms, pagoniškoms jėgoms ir Liuciferiui. Taigi, kai mes sakome, kai jie turi straipsnį apie tai, kad šabo poilsis yra naudingas jums ir visa tai, jei tai būtų laikomasi Biblijos būdu, mes 100% sutinkame su tuo. Taip, bet tai ne taip. Ne, tai ne taip. Tai visada velnio būdas. Taip, taigi ženkime žingsnį toliau.
Nesakykim per daug apie Laudato Deum, nes jis per daug nepasako. Ne, bet jis duoda žygio įsakymus, teisingai. Taigi pakartokime. Tai suteikia standartinę paradigmą su tikslais, kad tai skambėtų galingai, tada pabrėžiamas panteizmas ir visos žmonijos poreikis prisijungti, pabrėžiamos organizacijos turinčios įtakos viską įgyvendinti. Jie nori, kad visi žmonės dalyvautų nuo pat pradžių. Ir jie nori, kad JAV imtųsi iniciatyvos. Tai Laudato Deum santrauka, tiesa? Jei Jungtinės valstijos turi imtis iniciatyvos, tada kažkas turi pasikeisti, tiesa? Taip. O ką tas katalikiškas straipsnis sakė? Jie norėjo moralės, taip, bet moralė jau buvo Laudato Si. Taigi, ar Jungtinės valstijos, antrasis žvėris, dalyvaus moralės klausimu? Kalbėjome apie švytuoklę, kuri turėtų siūbuoti. Ji turi siūbuoti, tiesa? Taigi pažvelkime į projektą 2025. Ruošiame konservatorių pergalę, dabar pasitelkdami politiką, personalą ir mokymus. Konservatoriams neužtenka laimėti rinkimus. Jei ketiname išgelbėti šalį nuo radikalių kairiųjų, mums reikia ir valdymo darbotvarkės ir tinkamų žmonių pasiruošusių vykdyti šią darbotvarkę kitos konservatyvios administracijos pirmąją dieną. Man įdomu, kad pirmąją dieną taip pat rašoma didžiosiomis raidėmis. Toks yra 2025 metų prezidento perėjimo projekto tikslas. Projektas bus grindžiamas 4 ramsčiais, kurie kartu atvers kelią veiksmingai konservatyviai administracijai. Ko jie nori, Martinai? Jie nori įstatymų. Ir jie nori moralinių įstatymų. Taip, jie nori, kad būtų sugrąžinta moralė. Jie nori, kad būtų išspręstos problemos, kurios eina prieš akį pasaulyje. Visa LGBTQ+, ar kas ten turi būti sprendžiama, visa nauja pabudimo darbotvarkė turi būti sprendžiama, pelkė turi būti nusausinta. Grįžta visa ta pati terminologija. Šis dokumentas viršyje 900 puslapių ir yra labai išsamus. Jį parašė paveldo fondas. Ir tai parašė ne tik vienas asmuo, tai buvo šimtai. Ar Tuckeris Carlsonas anksčiau nebuvo paveldo fondo narys? Taip, jis yra labai įsitraukęs. Net kai tą dieną prieš tai, kai jie atleido jį iš Fox, jis pasakė tą kalbą, kurią mes parodėme, teisingai. Taigi tai labai svarbus minčių centras ir jie neišneštų daugiau nei 900 puslapio dokumento, kuriame būtų parodytas konservatyvaus pobūdžio vyriausybės planas ir jo įgyvendinimas nuo pat pirmos dienos. Taip. Ar jie turi laiko tarpą? Tobula. O kodėl jie vadinasi projektas 2025? Jie davė vardą? Tai tada jie nori perimti, tiesa. Ar, Martinai, Jungtinėse valstijose ar vyksta Hegelio dialektika, kurią siekiama pasukti populiarias nuotaikas tam tikrą kryptimi? Labai. Argi tai neįdomu? Na, jei imtumėt ką tik nušalintą kalbėtoją, tai panašu, kad demokratai ir respublikonai susijungė, kad jo atsikratytų. Teisingai. Ir koks bus rezultatas? Ar jis nebus konservatyvesnis, kuris užims jo vietą? Ar tikrai demokratai norėtų balsuoti už kažką panašaus? Ar verčiau pasiliks liberalesnį? Paprastai jie mieliau laikytųsi liberalesnio, bet tame nėra prasmės, tai yra Hegelio dialektika. Taip, net tarpinis pranešėjas dabar pašalino Nancy Pelosi ir kitą asmenį iš savo sostinės biurų. Taip, taigi yra ši kova tarp kairiųjų ir dešiniųjų. Ir visa Trumpo problema, ir teismų bylos, ir kuriamos nuotaikos. Tai gražus žaidimas. Ir aš visada sakiau, kad mes esame stebėtoje. Esame sargybiniai ant Siono sienos. Mes neturime dalyvauti ir orientuotis į tribūnas. Mes tai stebime. Stebime su dideliu susidomėjimu. 2025 metai ir popiežiaus 7 punktų darbotvarkė 2007 metai.
Vienas iš klausimų, be visų politinių ir moralinių klausimų, kuriuos jie nori spręsti, yra šabo poilsis, tiesa. Tame dokumente sakoma, Dievas paskyrė šabą kaip poilsio dieną, o dar visai neseniai judėjų krikščioniškoji tradicija siekia pagerbti tą mandatą moralinių ir teisinių tos dienos darbo reglamentavimu. Be to, bendra laisva diena suteikia galimybę šeimoms ir bendruomenėms mėgautis kartu praleistų laiku, o ne kaip atskirtiems individams, ir suteikia sveikesnio gyvenimo ritmo kiekvienam. Deja, ta bendruomeninė poilsio diena sumažėjo dėl vartotojiškumo ir sekuliarizmo, ypač mažas pajamas gaunančių darbuotojų. Ar tai skamba kaip popiežius? Norėjau pasakyti, tiksliai panašu, kad tai parašė popiežius Pranciškus. Tai skamba kaip viena iš jo dainų. Turėtum tiesiog sudėti ją į sunkio metalo roko muziką ir visas pasaulis ją prarytų, tiesa. O ankstesnis popiežius naudojo roko muziką tokioms nuotaikoms perteikti. Aš jam tai siūlyčiau, galbūt jam pasiseks. Bet Martinai, tai labai įdomu. O įdomu tai, kad jie nori bendros dienos. Jei visi tai darytų vieną dieną. Kol kas jie supranta, kad yra grupių, kurios to nedaro tą dieną, kaip žydai, 7 dienos adventistai, 7 dienos baptistai gal kai kurios kitos mažos pakraščių grupės. Kongresas turėtų skatinti bendruomeninį poilsį, iš dalies pakeisdamas sąžiningų darbo standartų įstatymą, kad darbuotojams būtų mokama 1,5 laiko už valandas dirbtas šabo dieną. Ta diena pagal nutylėjimą būtų sekmadienis, taigi jie turi omenyje tam tikrą dieną ir dėl visko, dėl ekologijos, dėl aplinkos. Išskyrus darbininkams nuoširdžiai švenčiantiems šabą kitų laikų, pavyzdžiui, nuo penktadienio saulėlydžio iki šeštadienio saulėlydžio, vietoj to prievolė būtų perkelta į tą laikotarpį. Maldos namai, tiek kiek jie gali turėti, jei darbo įstatymas apimtų darbdavius, ir darbininkai, kurie pagal įstatymą įpareigoti dirbti visą parą, pavyzdžiui, ligoninės ir pirmoji pagalba. Kaip ir darbuotojai būtų atleisti nuo viršvalandžių. Todėl savo dokumente jie atsižvelgia į žmonės, kurie nori jį laikyti kitą dieną. Ir dirbantiems žmonėms gerai. Ar tai patogumo dalykas, jei vienas sako, ne, aš noriu šiandien, o kitas nori kitą dieną? Ne, tai truks tik kurį laiką. Jie nori bendruomenės dienos, ar ne? Jie taip sako. Ir tada pagal nutylėjimą bus sekmadienis, pagal numatytuosius nustatymus sekmadienis. Ar tai taip pat neskamba kaip įstatymas, kurį Konstantinas pateikė pirmą kartą? Tikrai, tai skamba kaip tas įstatymas. Kitas įdomus dalykas yra, Martinai, jei net jie atsižvelgs į žmonės, kurie nenori laikyti šios dienos, kai tik nelaimės pradės daugėti ir žmonės pradėti žaisti kaltinimo žaidimą ir sakys, kodėl mes visi negalim būti viena šiuo klausimu. Pagaliau krikščionys, būkite išmintingi, mes visi laikykime sekmadienio, darykime tai. O užsispyrusi grupė sako, ne, nes tai yra žvėries ženklas ir mes nenorime garbinti žvėries, mes norime garbinti Dievą. Ar jie gali supykti dėl to? Taip, garantuotai. Ar populiari paklausa gali reikalauti, kad jie paklustų, nes bus blogiau? Tikrai, taigi ši laikina ramybė suteikia laiko skelbti žinią. Ir taip tai matykime. Ir čia yra alternatyvus požiūris, kurie konservatoriai mano, kad vyriausybė turėtų skatinti tam tikras religinės apeigas, pabrangindama tai darbdaviams ir vartotojams, jie nedalyvauja tose apeigose. Ar tai skamba kaip pirkimo ir pardavimo apribojimas? Taip, matote, juda, nes jie anksčiau sakė, gerai, žmonės turi mokėti dvigubai savo darbuotojams, jei jie turi ateiti sekmadienį, bet dabar jie tolsta nuo to. Ne, tai iš tikrųjų turėtų būti išeiginė. Gerai. Kiti konservatoriai mano, kad vyriausybės vaidmuo yra apsaugoti laisvą religijos vykdymą pašalinant kliūtis, o ne jas statant,
Kadangi viršvalandžių taisyklių taikymas šabo dieną padidintų išlaidas ir apribotų prieigą prie prekių ir paslaugų bei sumažintų darbą per šabą, taip pat paskatintų kurio žmonės dėl didesnio atlyginimo norėtų dirbti šabo dieną. Tinkamas vyriausybės vaidmuo padėti asmenims praktikuoti savo religiją yra sumažinti kliūtis darbo pasirinkimams ir vaisingiems darbdavio ir darbuotojų santykiams. Martinai, ar iš tikrųjų turėtume nutraukti sekmadienį darbą, kai tai įmanoma? Tikrai. Ir ar profesinės sąjungos dalyvaus tame? 100%. Aha, taigi Martinai, Laudato Deum prašo Jungtinių valstijų tapti išmintingesniais dabar ir dokumentas jau parengtas potencialiai konservatorių vyriausybei, kad tai padarytų, įskaitant Laudato Si reikalavimą peržiūrėti sekmadienio teisės aktus. Ar viskas jau vietoje? Viskas jau vietoje. Tie du dokumentai, Laudato Si, Laudato Deum ir šis yra labai susipynę. Matote, ir tada 7 metų planas. Taigi, Martinai, jei tai atsitiks nuo pirmosios 2025 metų dienos ir yra 7 metų planas, kuris prasidėjo 2020 metais, tada jie nori, kad visa tai būtų padaryta per 2 metus nuo naujos vyriausybės perėmimo, tiesa? Taigi nuo 25 iki 27 metų galime sulaukti labai įdomių laikų. Galbūt net tokio laiko, kokio niekada nebuvo, bėdų meto. Kaip dėl pranašiškų laikų? Ir ne, kalbant apie laiko nustatymą, Martinai, paaiškinkime tai visiškai aiškiai, jei kam nors ištiktų nervų priepuolis, o pranašysčių išskleidimo prasme. Taigi, rezultatas. Daug darbo galimybių, kurioms nereikia dirbti šabo dieną, todėl asmenys atliekantis vaidmenis, kuriems kartais reikia šabo darbo, turi teisę tiesiogiai dėrėti su savo darbdaviu, kad pasiektų norimą grafiką. Taigi darbdavys sako, sekmadienį daugiau darbo nėra. Nebent tai būtina, kaip sakė ligoniniai. Bet net Biblijos viešpaties sabatas leidžia tai daryti. Taip, visiškai taip. Ar atsiveria pranašiškas paveikslas? Aš tikiu, kad turi būti aklas, kad nepamatytum, kad tai vyksta. Gerai. Taigi, Martinai, koks garsus turi būti mūsų balsas? Mes neturime laiko sėdėti ant laurų ir tylėti. Ar tai 3 angelų žinios dalis? Taip. Ir todėl mes skelbėme 3 angelų žinias. Gerai. Taigi, jei tai yra 3 angelų žinių dalis, mes parodėme čia poziciją, Dievo reikalavimus ir žvėries reikalavimus, kuriuos turi įgyvendinti antrasis žvėris. O jei išdrįsi tam priešintis, negalėsi nei pirkti, nei parduoti. Jei jie jau tai pasakė šiame dokumente, tai turės tam tikrų pasiekmių. Tai turi būti kolektyvinis mąstymas. Visas pasaulis nusekė paskui žvėrį. Jis turi būti toks, kad būtų susietas su kai kuriais klausimais, kad tai būtų taikoma ne tik tautoms, kurios švenčia šabą ar sekmadienį, bet ir visiems. Kitaip tariant, organizacijos turi turėti įtakos, įgyvendinti visuotiniu mastu, turi kažkaip turėti galią tai įgyvendinti. Galbūt Jungtinių Amerikos valstijų diktatų. Taip. Taigi, Martinai ir mūsų klausytojai, mes tikime, kad gyvename paskutinėmis žemės istorijos akimirkomis. Ir galutinis sprendimas garbinti Dievą ir suteikti jam šlovę, arba garbinti žvėrį ir jį gerbti, apie ką kiekvienas turi pagalvoti ir priimti sprendimą. Pasimelskime. Dangiškasis Tėve, koks įdomus laikas, kuriuo gyvename. Tiek daug idėjų sklando aplink, tiek daug priešybių, kurios susiduria viena su kita, tiek daug hegeliškų problemų sklando aplink, ir mąstysenos primestos tam tikram mąstymo modeliui. Bet mes turime direktyvą
neklystamą nurodymą, Dievo žodį, kuris įspėja dėl šių klausimų. Prašau Viešpatie, apšviesk protus, kad žmonės galėtų priimti sprendimus, vedančius į amžinąjį gyvenimą, o ne į amžinąjį sunaikinimą. Yra mano malda Jėzaus vardu. Amen.